Mane šiaip nenustoja jaudinti Čilės režisierius Pablo Larreinas. Ir tai, kaip jis sugeba politinius įvykius, kraupius faktus iš Čilės istorijos pateikti su tokiu žaismingumu ir humoru. Neruda, tai yra faktiškai gaudynių filmas, kuriame policijos inspektorius bando pagauti Nobelio premijos laureatą poetą Pablo Nerudą. ¿Conoce usted Neruda? No, yo no. Sí, señor. Mane labiausiai sujaudino Ramos Bernstein filmas Kiaurai sienos. Tai yra režisierė, kurios istorija yra labai įdomi. Ir moteris, kuri iš sekuliaraus pasaulio perėjo į žydų ortodoksų pasaulį. Tai kaip jinai perteikia žmogaus gyvenančio visai kitam pasaulyje, svajų pasaulyje, kažkokio visai kitokio tikėjimo, visai kitokios pasaulėžiūros pasaulyje, yra, man atrodo, neįtikėtina. Ir tai iš tikrųjų labai jaudina. מה את רוצה? להתחתן. בלי שקרים. אני רוצה אהבה. Labiausiai sujaudinęs filmas turbūt yra Stefanas Cveigas Atsisveikinimas su Europa. Filmas padarytas gana jautri ir, sakyčiau, šiek tiek sentimentaliai, bet labiausiai mane jaudina filme pats Stefano Cveigo personažas. Manau, kad labai svarbus yra žodžiai, kuriuos jis tuo metu parašė, kad diktatorystė kaip sistema pati save iš vidaus susinaikina. Ir kas belieka, tai ateitiems kartoms vėl prireiks visą visuomenę statyti iš griuvėsių. Ir man šitie jo žodžiai politinių realių kontekste skamba visiškai šviežiai ir aplanko toks dežavų jausmas. Herr Zweig? Herr Dr. Zweig? Vienas labiausiai sujaudinusių filmų iš Davido Linčo retrospektyvos tai būtų Mulholando kelias. Taip puikiai sukonstruotas, kad jisai labai įtraukia į tą visą sapnų tikrovę. Tu pasimeti naratyvo linijose, galų gale pirmą kartą žiūrint, net nebebandai suprasti, kas vyksta, bet pasiduodi toms emocijoms, kurios sapnų tikrovė, aišku, visuomet yra sustiprintos, padvigubintos. Ši daina mane visiškai pakerėjo ir tiesiog verkiau visą dainą ir dar pasibaigus tai dainai iki šiol, bet kur ją išgirdus, visada suvirpa širdis ir prisimeni visą filmą, visą tame tvyrančią atmosferą. Tai turbūt tai būtų vienas labiausiai sujaudinusių filmų, nors aišku, jisai sujaudino mane gana seniai ir iš tiesų laukiu dabar jį pasižiūrėti iš 35 mm juostos, labai taip tikra kino patirtimi ir pasižiūrėti, ar jisai vis dar toks pat veiksmingas. Justice.